Europos Sąjunga yra didžiausias ir stipriausias supranacionalus organizmas egzistuojantis šiuolaikinėje politikoje. Tai yra ryškus švyturys, kuris esant globaliai anarchijai spinduliuoja stabilumą ir skaidrumą. Europos Sąjunga yra įrodymas, kad valstybės gali glaudžiai bendradarbiaudamos įgyvendinti galybę projektų ir tai pasiekti kultūrinį, politinį ir ekonominį klestėjimą. Tačiau šiandien Europa išgyvena ne pačius geriausius savo laikus. Ekonominė recesija, aukštas nedarbo lygis ir vis didėjantis kultūrinis ir politinis plyšys priverčia susimastyti. Kokiosgi perspektyvos mūsų laukia rytoj? Aš tikiu, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos taryboje yra galimybė įrodyti, kad mes nesame abejingi šioms problemoms. Galimybė įrodyti, kad esame brandūs ir ištikimi partneriai, kurie turi stiprų politinį ryžtą vesti Europą į priekį.